Gerą dieną, trečią kartą su kokiu techniku. Oi, jėga, opa. Va kaip ateis, randa bunkeriakų. Kaminiakų paslėpęs, atvyko viskas ir būna. A kaip čia ant viršaus viskas. Gopiakas. Ventiliacija. Čia ir ventiliacija. Ir ten ventiliacija. Čia kaip specialiai šakų primečiau, kas nematė. Bet čia dar turiu planų. Oba, geras. Eglutė prigijus, man atrodo, tikrai. Jo. Geras, prigis greičiausia. Na kalėdų. Super. Gerą dieną. Nu, ko jūs? A kogi tu vienai? Aš tai sėdžiu kalendariakį, bunkeriaką. Tai va, atėjau trumpam labai, vakarėje jau einu padirbėti prie malkų. Ir ateisiu kasdien. Labai dėkingas už praeitą kartą, praeitos serijos tokį didelį palaikymą, tiek daug parašėt gerų komentarų, vau, likau nustebęs. Tokių komentarų, taip užmotyvavot, tai pagal jūs dar 100 kartų turėčiau ateiti. Tai nudžiugina tikrai, tai kadangi tiek prirašėt komentarų, tai ateisiu dabar kasdien. Juokauju? Nelabai, nes tikrai eisiu kasdien, tik tai gaila dirbsiu miške, ruošiu žiemai malkas. Gal kažką minimaliai parodysiu. Tai padabojom, kokia šita serija bus, dar ir pačiam labai įdomu, nes nežinau. Ir dar kartą labai dėkingas už tokį didelį palaikymą. Jūs esat nuostabūs. Vau. Dėkoju. Iš visos širdies. Ačiū jum. Gal planai čia sustvarkyti, šabakštiniakas, na, nelabai gražiai atrodo, reikia sustvarkyti. O, šitas geras. O, geras, kur su pusbrolio dernioko radam. Atsimenu 26 serijai. Galit pažiūrėti su detektorium, jeigu dar kas nematėt. Oi, tu nespėjau nufilmuot briedis. Užadė. Mokint reikėjo šuniako. Nu, varė. Iš bet kokios situacijos galiu šunį paskviesti. Bet jeigu gyvūnų nusvyja, tai sunkokai. Ir dar vienas būdas. Tik. Geras. Ai, geras. Geras. Ai, geras. Būtų uždažnėva. Geras, geras. Geras. Nenustrinkt medį, nu, gufiuk. Nu, atik. Džiaugės, briedį nusvyjus. Nėra kur palakstyt, medį nenustrinka. Ai, tiesa, prašėt nufilmuot, ar kas apsgyvena ankiluos. Nu, supraskit, irgi nelabai noriu labai nufilmuot, bet nenoriu drumstramybės, jeigu kažkas apsgyvena. Kitą pavasarį, tikrai kažkas apsgyvens, dabar neaišku. Gal kada nors pastatysiu šitą kamerą. Specialios kameretės reikia, aš neturiu specialios, tik tai vienu. Aš filmuoju su viena kamera viską. Nu ką, gražu, bardakėlis atvarkytas. Man pačiam smagiau, kaip sakant, ramiau mėgosi. Bet žiūrėkit, kokias radybas. Radybas tai neblogas. Gulšiukas žinau, kad ir samadėlinas nesąmoningas. Lapetėlą pirmą, atsimenat. Vienas geras, net nepraplėštas. Pusiau geras. Čia krovelą panaudotų, čia silofaną. Šitas nupjautas. Netgi 3 poras pirštinių. Ir gelžgalis. Vienas darbelis padarytas. Gerai, atsboda man šitas bardakėlis. Anąkart nufilmavau, net nerodžiau, baisu čia buvo. Nu, antra krovytė. Nu, rytoj šitų kroveliatį sustvarkyt. Suskraunu šiukšliotis. Gufiok. Na, pabiški ir įsinešma. Nu ir все, susitiks mūsų sekundėlas. Gerą dieną, gerą rytą, gerą vakarą. Aš ir vėl miškiokė. Tai šitų bardakėlį sustvarkyt. Čia, ten vieną bardakėlį einu parodysiu. Va, su taluka šiandien. Tai jo, tokie yra planai. Darbas šiandien visą dieną. Minutėlų gal parodysiu. Tai jo, kaip sakiau, tas bardakas sustvarkyti. Ir šitas bardakėlis sustvarkyti. Darbai vyksta, čia jau gražu. Malkas yra.
ir nebėra. Man smagu, miškeliauki, man smagu. Da, va čia sustvarkyti. Na va, ir čia gražu, valio. A, man smagu. Aišku, nelabai turiu ko jums parodyti, bet man tai laimė didžiausia. Šitiek sustvarkyti, bardakėlį šitas visas. Dar vienas lyka ir visi. Ai, ramybė. Jeigu ne traktariakas būtų ramybė. Veža tolumoj miško. Nu va, ir čia beveik bardakėlis sutvarkytas. Lyka šitas. Galit pažiūrėti, 7-5 valandas miške, kaip aš jį vargau, kaip stačiau. Esmė buvo pastatyti nei vieną vynę, nesunaudo, taip ir padariau. Bet vargau, ohoho. Buvo ir nebėra. 5 valandėlas darbą, kiek malkų va, šitą eilę aplink vieną. O, kiek malkų. Man tai yra daug. Per 5 valandėlas, nes plius viskas sustvarkyta, tiek malkų padaryta ir dar ten irgi maždaug gabaliukas, neblogas. Ten toliau dar pjaunam prie tos krovos. Tai vat, pagaliau apsitvarkiau, senai apie tų galvojau, tai man tai laimės, vau. Tai va tiek, rytoj vėl būsiu miške, minimaliai ką rodysiu, nerodysiu, nežinau, ir paryt būsiu miške, ir gal net užparyt. Nu tai vat. Kažkur iš 3, 4, 5 dienų tikrai parodysiu. Tai ko? Po sekundėlę susitinkam vėl. Gerą dieną, 3 kartą. Einam, parodysiu, ko atsinešiau. Atsinešiau veidrodėlį. Paskutinis darbelis. Čia, manau, reikia pakabinti. Va. Ir vsio, ir veidrodėlis. Tik labai marzinas. Ir biški gal didokas, a gal ir ne. Bet aš taip nenoriu, reikia kažkoks ramelis padaryti. Nu, turi porą valandėlių kažko pabandysime padaryti. Pirmą nuvalom. Gaila, čia nenusvalą, tokį tik turėjau. Čia iš vidaus kažkaip interesnai. Nu, kažko einam, bandam daram, ar paprastų ramelį, ar dar kažko interesniau pagalvosiu. Per mažas, rastas. Aš ten pabandyti atpjauti iš galą, nu bandau. Ar taip reikės kažkada nupjauti. Bet čia ant žemės guli, bus papūvį gal biški. Nu atpjausime, pažiūrėsime, tuoj parodysiu. Fu! Nu bandam šito pasimti. Bandau atpjauti 4 cėmus. Gausis? Turi gautis. Atvelnis. Žinau, kad reikėjo aš vieną kartą. A kaip dabar bus, nežinau. Padaužysime biškį ir... O! Nu va. Valio. Taip. Čia visur apgražinam. Ir tada padarysime tokį apvadėlį, galvoju. Nedidelį. Ale tai tada nelieka jokia šitą apskirtimą. Tai koks tolkas tada nuo šitą rūtulę. Kaip čia sugalvot gražiau. Mažutį apvadėlį labai, jo. Labai mažutį reiks daryti. Kirvuko atsinešiu, čia apgražinsiu. Ar dar sumažinti? Gal ne. O tai jeigu kaip nors... Va! Va taip. Jeigu, na... Ai, tai kaip norėsiu, tai pakabinsi. Arba taip. O, tai galva. Ne visą laik dar pratingai galvoja galva. Gerai. Biški vargas bėda, kai kuo sugalvojau.
tipo, nežinau, ar čia verta. Išskaptavau, kad būčiau lygiai išskaptavęs. Tai man jokių ir čia nieką būt nebereikėjo daryti. O, bet nelygiai išskaptavau. Čia gal čia dar. Nu va, padaryti remeliuko ir bus čiki-piki. Ir bus čiki-pikiai. Nu bus va kažkas tokio, bet turiu skubėti namo. Tai ko, susitinkamus sekundėlas. Net 4 dieną jau miškiokė. Atėjau smarkiai dirbti, bet tikiuosi dar ateis ir vakare. Jeigu spėsiu, parodysiu, kuo dirbam šiandien. Pažiūrėkit, su kokiu techniku. O, osiai supūvusi. Boba, geras nulys. Oi, jėga. Matėt, kaip dirba. O, super. Vienu rimtų radam. A žaliakas osė. Viskas išgriuvi. Viskas išgriuvi. Tai laikas susirinkti. Bus malko. Opa. Oi, tu savo. Kadangi šalia pjovė miško, tai kaipgi nepasinaudosiu tokiu progu. Nusamdžiau žmogų. Va. Papūris. Senelė palikimas. Be gerai. Tai čia pasirodo elnė, šudžiakai. Tai čia pilna elnių. Niekada aš elnę nemačiau. Tai anąkart gal elnės buvo, tai ne briedis. Aš šiandien jau 2 kartą miškiokė. Ir pavargęs. Bet baik. Atėjaugi su nakvynė, dažysma kiaušinius. Ir rytoj Velykas. Jum jau bus praėjai. Valandų netgi 4:30. Matot, kiek šiandien žingsnių nuvėjau. Norėčiau nei vieną nenuveiti. Pateisybei nežinau, kur pasakyti. Nieka, tiesiog kuriu pečiuko ir pabiški dažysma kiaušinius. Da vakarienę reiks pasidaryti, net valgyt noriu. Ojojoj, akų vakarieniai nieką neturi. Bulbas, kaip matau, yra. Ai, da veidrodėlis pabaigt pamiršau. Ai, nu tikiuosi rasiu laiką, nebedaugi čia lyka. Kad ir pavargęs, kad ir lietus lyja, bet dūmelis rūksta ir man smagu. Nu va, prisinešiau visokių samanų, šakelių, lapelių. Porą idėjų turiu. Aišku, lakštais. Da, kaip nežinau. Norėčiau bent 3, net 4 baudais nudažyti. A kiek nudažysma? Pasižiūrim. Tai dabokit, kiek viską turi. Su šilku niekada nebandys. Su svagūnu tai bandys. Su raudonu nebandys. Čia daug paprasta. Su žvakį norėčiau pabandyti. Su vašku. Tai nežinau, ar 3 būdais, ar net 4. Jeigu 4 nudažau, tai čia pasisekimas 100%. Negana pavargęs, da kiaušiniakus anas dažys. Na, pliusas vienas labai didelis. Žmonai nereiks dažyti. Ai, net žmona, net žirklas ir tas davė žmoną. Net ir siūlą andėja. A, tai įdomu, kada čia sušils. 8 tik šilmos. Dar reik bandyti, nežinau. Dėsma va samanėlas biški. Vienų turim. Nu da, 9 kartus taip, 8 tiksliau, o paskui da 3 matysim. Dėdam daug laužtų, nes daug turiu. Kam aš tiek? Ajazana. Bus spalva ryški.
Nu ir pirmi 3. O tai reikia gi neverdančiam vandenin dėt, nu. Ai. Pamiršau. Nu raudanų tai jau labai mažai. Bet įdomu, kas gaus. Gerai, vandenė ne per daugiausia. Nu dabar gerai, šaltan vandenį. Gerai, šituos tuoj lupsma. Tegu pravesti. Padabosma, kas galas. Tai su šilku, kiek supratau, visiškai paprastai, bet reikia šilką visokią turėti. Tai čia tik vienos spalvos turiu. Ir baltų kiaušinių reikia. Tai typą indedi. Suvinioji. Ir dar turi baltan indėti suvinioti. Kažkodėl, nežinau. O, prieš ir podan. Ir dar podan actą reikia pilt, 2 šaukštus. Nu, bais interesna. Čia pala, pirmi atrodo. Čia labai šita pusė graži. Čia nelabai. Kaip eglutės gražiai atrodo. Eglutė. Čia žibutė didžiausia. Na, latna šitas. Nelabai man šitas. Nu, kuo lauksime toliau? Gufekas atsirado. Žiūri gufekas. Ir veidrodėlis. Ai, pusė griausma. Nepatenkintas aš juo, bet iš bėdas. Kaip čia, kas čia, va, kaip atrodo. Ai, va tiesa. Kart traumelų apturėjau. Kaktai, jeigu pamatysite. Jau apgyja, 2 dienas skaudėjo. Labai smarkiai prakirtau. Malkų kapojau, kaip davė aiktų peklant tiesiai kaktant. Tai gerai dar su kepuriu buvau. Tai jau va. Veidrodėlį. Kas pasaulyje gražiausias? Pastraukiau, aulą nieką nematau. Dar 3 kiaušinukai išvirt. Paskui barakėlis virt. Paraudanuos vanduo. Vašku kažkų padarysma ir merksma, kai atves vanduo. Merksma tuos nuvaškuotus. Manau, suprata. Nelabai ten kas gausis gali, bet gausis. Įdomiausia, kad sužinosime tik rytoj, nes vakare merksiu, ar ryte tik ištrauksiu, kad jis gertų. Nežinau. Jūs tai greit pamatysite. Už kelių minučių. Amanda, visa naktis. A dabar vakarienį reikia pasidaryti. Va, bulvių da ir nors kokias 4 bulvytės. Nusiskutu. Bulvietės nuskustas, pjaustam. Nu įdomiausia, kas čia gavas. Nu toks. Ja, nei B. Tikras margutis, bet man nelabai. Nu ko, kiti 3 tik tai ryte. Paskalins man biški bulviotės, vada dešretės bus. Dės man vada, česnakioką dėl kvapioką. Bus labai gerai. Oi, tai sunki savaitė buvo fiziškai. Bet užtat nuotaikas gi superinės. Svarbiausia. Kai gamtoj dirbi ir savo. Ir nuotaikas yra. Šiandien tik labai pavargta. Labai. Tikiuosi nors miegosiu gerai, bet gaila abejoju. Nei dėliuką, nei patalų, svarbu, maišiokas ir kilimėlis. Per greit bulbiotės kepą, tai nors biškį uždengiau, kad pašustų. Nusišlifavau vienukų, kai kam reikės. Pamatysite, tikiuosi. Padegė biškį, ai. Vienukų, su vienukų žaidžiau ar. Kai visą laiką prie pečiuką, tai jau šilta. Vakarienė, 8:30. Oi. Galvos druskliotės maža. Bet tai jaučias bulbą skonį. Senai ir valgiau bulvių keptų. Nebežinau kada. 7:05 tik tai. Nes padegusių yra. Tuoj bus tušė.
Nu, artušė, ne visai geras, 8 procentų gal ir daugiau. Labai gerai. Dar batėlas atsgersiu. Nu ir dar bandysim tuos kiaušiokus padažyti. Oi, dažymas tai toks. Vienukas šitas. Jėmi vašką ir dedi. Ornamentus. Dabar geriau, bet planesnę vienuką reikėtų. Bet jau nebedarysiu. Nu va, nutepliojau, kai atauštus, burakėlis dėsiu ten raudonan, tikiuosi bus raudoni. Nu tai va, rytoj pamatysiu. Kam rytoj, kam už poras minutėlių. Tai rašiuos patalus ir tikiuosi greit miegoti. Be pavargęs teiktų peklan šiandien iš tikrųjų. Ir nugarytę skauda, sėdžiu va kaip klaustukas. Kitoj savaitėlai reikėtų pasilsėti. Bet darbų tai milijonai. O, zeba. 2,9. Negidi, šitas pučia dėl to, gal. Nebeturiu kur papasakot. Labanaktis. Labas rytas. Oi. Pusę 6 tik tai. Gal keliuos. Nebeužmigsiu. Begojau. Nelabai. 100 procentų. Smirdukas atėjo. Eik smirduk. Eik vietį ten. Tai keliuos gal po truputį. Arba kuriu pečiukų dar pabandysiu pagulėti. 20, tai čia kokia 18. Apsvilkau parečiais, kaip visą laiką. Ne parečiais, ne. Trečių buvau prabudęs. Kol užmigau. Na įdomiausia, kasgi čia gavas. Dabar pašildyti reikia, kad vaškas nukristų, na. Ankstus Velykų rytas. Oi, koks vėjas. Šalta. +2 šilmos tik tai. Nu va, pasipašiau, pakštelą šiakę tokį. Ir va kiaušiniokai, va šitie paskutiniai. Da pusę griausmą irgi. Pablizginau biškį su aliejum. Aš irgi pasipašiau. Negi darbiniais rūbais būsi, šventėgi šiandien. 5. Va, jeigu matot, balandžio 5. Sekmadienis. Tai va, tikras Velykas. Persvilkau gražus, negi su darbiniais rūbais būsiu. Raisiu per kaimo, kelniam ir zinom. Pamatys dakas, sakys, kvankt. Dzin. Tai va, klausūdaužim kiaušiokais. Suvalgau vienu kiaušinį arba 2. Arbatytės ir namo. A kaip valgau kiaušinius, tuoj parodysiu. Ant duonytės sviestą, majonezą ir druskytės, arbatytės. Gal šito, gerai? Čia būsiu aš. O, aš įsišiepęs, matot, kaip visą laiką. Va, šipsiukas. Nasytė, akytės ir šipsiukas. Aš įsišiepęs, a jūs va. Ai, čia visiškai trūkis. Laimėjat. Tai žinojaugi, kad laimėsite, nes pasiėmiau trūkusį. Gal mažutį šitą aukoja. Nelabai gražus. Kurį jūs renkatės. Sakykim šitų. Netikit laimėsite. Aišku laimėjat. Ir va tokie paprasti, man labai skanus pusrytėliai. Aš ir namie kaip valgau, tik nedažytas kiaušinė. Kiek jūsų valgat kiaušinių per Velykas? O, parašykit rimtai komentaruos. Nes jaugi bus prabėgi Velykas. Kiek suvalgėt kiaušinių per Velykas? 0, 2, 1. Parašykit skaičiuku.
Negojau tai mažokalės, neblogai jaučiuosi. Aigi, fotkį reikia padaryti, nu. Nusiųsiu kokiam draugai. Iš bunkerio kava kiaušiniai. Dagi, pogražiai gava. Kaip vertinat? Kiek balų? Va, jau užduotis. Kiek kiaušinių suvalgėt, komentarį galit parašyti. Kaip kiaušinis invertins tą. Kūgi kitai serijai parodysiu. Nežinau, bet greičiausia taisi su nakvinį. Dar nežinau. Tai ku, žinotgi kas daryti. Komentaro skaičiukų prirašykit. Paliaupsinkit, pagirimų uždėkit. Laikų nepamirškit. Ir ku, kai visą laiką. Tikėkime, sustiksime po savaitėlę. Labai dėkoju, kad žiūrėjot. Iki.